Sveiki visi, čia ir vėl aš po ilgą laiko grįžtu. Ir šiandien norėčiau jums parodyti netaip ilgai egzistuojančio iOS 7 jailbreako esamus twixus, kurie man labiau patiko ir kurie veikia puikiai. Taigi, pirmasis twixas, kurį šiandien noriu parodyti, vadinasi Custom LS, leidžiantis panaikinti tam tikrus dalykus nuo jūsų lock screen'o, kaip matote pavyzdį. Taip pat su juo galima pasidaryti kokį norite tekstą ir tam visai nereikia respringinti telefono. Visai įdomu, jeigu norite kažko tuštesnio, kas man iš tikrųjų patinka, taigi siūlyčiau šį twixą. Antrasis twixas šiandien vadinasi No Slow Animations. Jis pagreitina visas animacijas, ko pasiekoje telefono daug maloniau naudoti. Trečiasis twixas šiandien vadinasi NCOB, leidžiantis atidaryti jūsų norimą tabą, braukiant toje pusėje, kurioje jis yra, kaip kad matote pavyzdyje. Ketvirtasis twixas šiandien, ko gero, bus daugam žinomas iš jailbreako pasaulio, nes jis būdavo ir anksčiau. Jis vadinasi 3G Unrestrictor, kuris tiesiog apgauna telefoną, jog jūs esate prisijungę prie Wi-Fi tinklo, ko pasiekoje galite žiūrėti HD video, taip pat siųsti failus didesnius nei 100 MB ir taip toliau, priklausomai nuo to, kokią programą naudojate. Ir penktasis twixas šiandien vadinasi CC Loader, leidžiantis susidėlioti viską, kaip norite savo control centeryje. Jis taip pat nereikalauja respringo, kas yra labai patogu. Galima viską susidėti kaip kad norite. Taigi šiandien toks trumputis video, tikiuosi įkelti greitų metų iOS 7 jailbreako video, taip pat visokių errorų fiksų. Ačiū, kad žiūrėjot, laukite naujų video, tikiuosi jie bus kokybiški ir sėkmės ir gero vakaro, geros dienos ar ryto.